Sausio 15-21 dienos savaitės horoskopas. Virsmo savaitė. Jos dienos svarbiems gyvenimo pokyčiams, naujų planų kūrimui, įdomiems sumanimams. Savaitės pradžioje Saulei, Marsui ir Merkurijui judant ožiaragio ženklu norėsis planuoti ateitį, kloti bei stiprinti materialų pagrindą. Antradienis ir trečiadienis jums karjeros siekiams, dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. Ketvirtadienis sausio 18 ožiaragio ženklo karališkajame laipsnyje viešės Marsas. Tai palankus metas materialaus pagrindo kūrimui bei stiprinimui, remonto statybų darbams, buities tvarkymui. Penktadienis darbingas, aktyvus, šią dieną sektųsi išspręsti ilgiau atidėliotus reikalus. Savaitgalį Saulė pereis iš ožiaragio į Vandenio ženklą, skatindama generuoti naujas idėjas, stiprindama vidinės laisvės poreikį. Tad savaitgalio dienos tiktų draugų susitikimams, kultūriniams renginiams, suplanuotoms išvykoms. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po avino ženklu. Naujų sumanimų savaitė. Jos dienomis galite kaip nuo žarijos laužas užsidegti nauja įdomia idėja. Tam palanki jums jau savaitės pradžia. Kilusiais sumanimais sudominkite šalia esančius, kartu kurkite strateginius ateities planus. Savaitės viduryje Mėnuliui judant jūsų ženklu norėsis greitų, konkrečių rezultatų. Dažniau lankys ir romantiškos nuotaikos. Ketvirtadienį Marsui viešint karališkajame ožiaragio laipsnyje tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. O penktadienį skirkite praktiniams reikalams. Pats metas užbaigti, tvarkyti tai, ką jau buvote pradėję, kai kam tame skaičiuje ir tarpusavio santykius. Savaitgalį Saulei perėjus į Vandenio ženklą, gyvenimo tempas greitės. Į Vandenio ženklą atkeliavus ir Plutonui, gyvenimas gali pakoreguoti kai kuriuos jūsų planus. Svarbu prisiminti, kad jei užsidaro vienos durys, kažkur kitos turi jums atsiverti. Tai tiktų ir šį savaitgalį planuojantiems laisvalaikio pramogas. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Pagrindų klojimo savaitė. Jos dienomis Saulei, Marsui ir Merkurijui keliaujant ožiaragio ženklu, imkite savo gyvenimo pagrindų, esminių darbų. Kaip darbštus statytojas klokite savo namo pamatus. Tam tiks jau pirmosios savaitės dienos. Savaitės vidurys suteiks progų apginti savo požiūrį, o kai kam Jupiterio viešnagė jūsų ženkle padės susikurti palankės aplinkybės įsitvirtinimui karjeroje. Antroje savaitės pusėje jūsų ženkle esant artimesniai Jupiterio ir Selenos pozicijai darbuose svarbu būtų išlaikyti tolygumą. Kad išvengtumėte situacijos nuo vilko ant meškos, juos keisti nuspręskite tik gerai įvertinę naujus pasiūlymus bei įsitikinę geresnėmis perspektyvomis. Ketvirtadienį Marsas viešės karališkajame ožiaragio laipsnyje. Tad šią dieną planuokite svarbius dalykinius susitikimus, darbo pokalbius, o kai kas ir darbo naujoje vietoje pradžią. Penktadienį, kai kas darbe, nauja susidomėsite idėją. Tai Mėnuliui keliaujant jūsų ženklų diena ir romantiškų nuotaikų. Savaitgalį Saulė įžengs į Vandenio ženklą. Norėsis mąstyti, svajoti, kurti ateities planus,
kartu su artimiausiais ieškoti naujų kelių į sėkmę. O dar tebeieškantiems savojo žmogaus šios dienos tiktų ne tik pramogoms, o ir asmeninėms pažintims. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po dvynių ženklų. Paieškų savaitė. Šioms dienoms jums tiktų posakis, kas ieško, būtinai suras. Šios savaitės dienomis, kas ieškosite naujos įdomios veiklos, kas papildomo finansinio šaltinio, o kas bendraminčių bei partnerių. Ir tokioms paieškoms bei tinkamų sprendimų radimui palankiai jums jau šios savaitės pradžia. Tik Venerai viešint jums opozicinėme Šaulio ženkle, jei planuosite keliones, rūpestingiau įvertinkite būsimas išlaidas, paieškokite įvairesnių paslaugų variantų. Savaitės viduryje mėnuliui judant Avino ženklų galimi netikėtumai. Dažniau norėsis pakeisti aplinką, susitikti su seniai matytais bičiuliais. Ketvirtadienį Marsui viešint karališkajame laipsnyje pats metas naujų žvilgsnių pažvelgti į savo karjeros bei darbų perspektyvą. Kai kam tai suteiks apmąstymams papildomų minčių. Penktadienis jums buities reikalų sprendimui, pradėtųjų projektų užbaigimui. Saulei perėjus į Vandenio ženklą, jau savaitgalį prasidės jums pokyčių metas. Į Vandenio ženklą įžengus ir Plutonui, šio savaitgalio planai gali kisti. Kai kas sulauksite netikėto, įdomaus draugų pasiūlymo. Sėkmingų radimų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Atokvėpio savaitė. Jos dienomis Saulei, Marsui ir Merkurijui judant jums opoziciniu Ožiaragio ženklu, dažniau norėsis palėtinti gyvenimo tempą, daugiau ilsėtis. Tad jau savaitės pradžioje savęs neskubinkite, veiklas derinkite su poilsiu, daugiau laiko skirkite gilesniems apmąstymams. Savaitės viduryje po truputį gyvenimo tempas ims, kaip iš lėto greitį didinantis traukinys, greitėti. Dažniau kils naujų sumanymų bei idėjų. Jų aptarimams palankus laikas ketvirtadienį, Marsui viešint karališkajame laipsnyje. Penktadienis tiktų namų pertvarkai, naujos erdvės tiek spintose, stalčiukuose, tiek ir savo pačių galvose atlaisvinimui. Tai tinkamas metas atsisakyti sunkesnių minčių ar abejonių, to, kas trukdo jums judėti į priekį. Savaitgalį Saulė iškeliavus iš jums opozicinio Ožiaragio į Vandenio ženklą, prasidės jums palankesnis metas. Šeštadienio ir sekmadienio dienomis tinkamas laikas trumpoms išvykoms bei kelionėms, norėsis aplankyti seniai matytus bičiulius, giminaičius. Šaunių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Strateginių planų kūrimo savaitė. Jos dienomis Saulei, Marsui ir Merkurijui judant Ožiaragio ženklu, kaip geram planuotojui, dažniau norėsis kurti ilgalaikius ateities planus, apmąstyti būsimus projektus. Tam palankios jums jau pirmosios savaitės dienos. Venerai viešint Šaulio ženkle savaitės viduryje sektųsi suburti bendraminčių komandą. Mėnuliui keliaujant Avino ženklu, šis laikas palankus aktyviai fiziniai veiklai, sportui, o sutarčių pasirašymui ir naujų projektų pradžiai jums ypač tiktų sausio 18, Marsui viešint karališkajame laipsnyje. Penktadienį galimi kūrybos proveržiai. Ši diena tinkama pradėtųjų projektų užbaigimui, buitinių klausimų išsprendimui, o Saulei perėjus iš Ožiaragio į jums opozicinį Vandenio ženklą, savaitgalį jums prasidės ramesnis atokvėpio metas. Šios savaitgalio dienos šaunios kultūriniams renginiams, mėgstamai muzikai, jūsų hobiui.
džiugių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklu. Energinga, veikli savaitė. Jos dienos Saulei, Marsui, o prie jų prisijungus ožiaragio ženkle ir Merkurijui, tinkamos svarbiausiems darbams bei projektams. Būtent šią savaitę kaip ledlaužis prastumkite pasitaikančias kliūtis, realizuokite naujas idėjas, svarbiausius savo sumanymus. Tam palanki jums jau šios savaitės pradžia. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Avino ženklu, kilusias idėjas realizuokite išsyk, darbų neatidėliokite. O ketvirtadienį Marsui viešint karališkajame laipsnyje pats metas dalykiniams susitikimams, dėrybams, darbo pokalbiams. Penktadienis suteiks progų permąstyti anksčiau kilusias idėjas ir netgi kai kurias jų išsyk realizuoti. Saulei perėjus į Vandenio ženklą, savaitgalio dienos permainingesnės. Dažniau lankys kelionių ilgesys, tad savaitgalį planuokite išvykas, ekskursijas, bičiulių lankymą. Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė galinti priminti kopimą į viršukalnę. Jos dienomis Marsui ir Merkurijui viešinto ožiaragio ženkle ryškiau matysite savo būsimą tikslą, o taip pat įžvelgsite kelius jam pasiekti. Tokioms įžvalgoms palanki jums jau šios savaitės pradžia. Savaitės viduryje Mėnuliui viešint jums opozicinėme Avino ženkle, kai kuriuos įvykius norėsis paskubinti, tarsi stumtelėti pusnyje įstrigusią mašiną. Pasitelkite tam bendraminčių komandą. Ketvirtadienį Marsui žengus į karališkąjį laipsnį tinkamas metas karjeros pokyčiams, aukštesniems jūsų siekiams. Penktadienį spręskite smulkius buitinius klausimus. Savaitgalį Saulė atkeliavus į Vandenio ženklą, pats laikas smagioms laisvalaikio pramogoms, tad būkite atviri įdomiems draugų pasiūlymams. Šaunaus kopimo į viršukalnes jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Šeimos reikalų savaitė. Jos dienomis kaip lietaus ar sniego daugės ne tik darbų, bet ir gausės šeimai svarbių reikalų. Tad svarbu bus susidėlioti prioritetus, o taip pat išlaikyti tarp darbo ir šeimos tolygų balansą. Tam palankios jau pirmosios savaitės dienos. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Avino ženklu tempas spartės, tad pravers jūsų greita reakcija, greitai priimami sprendimai. Ketvirtadienis Marsui viešint karališkajame laipsnyje ypač tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, naujų tikslų išsikėlimui. O penktadienį daugiau laiko skirkite ne tik darbams, bet ir savo artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams. Savaitgalį Saulei įžengus į Vandenio ženklą kils naujų idėjų, o taip pat nestandartinių sprendimų įsisenėjusioms buitinėms problemoms. Pats metas namuose jas išspręsti, o tada pasidžiaugti smagiu šeimos laisvalaikiu. Sėkmingų sprendimų bei pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Harmonijos kūrimo savaitė. Jos dienomis Venerai judant jūsų ženklu, daugelį kilusių klausimų norėsis išspręsti saliamoniškai, derinant požiūrius, ieškant naujų sprendimų bei kompromisų. Tam tiktų jau pirmosios šios savaitės dienos. Savaitės vidurys Mėnuliui viešint Avino ženkle suteiks progų ryžtingiems jūsų žingsniams. O ketvirtadienis sausio 18 Marsui viešint karališkajame laipsnyje jums ypač tiktų dėryboms, svarbių darbo ir nekilnojamo turto sutarčių pasirašymui.
Penktadienis tinkamas remonto statybų darbų užbaigimui, o saulė įžengus į Vandenio ženklą savaitgalį norėsis šeimos rate aptarti tolesnius planus, pasvarstyti, pasitarti, ar verta kuriam iš šeimos narių keisti darbą ar veiklos kryptį. Šios savaitgalio dienos šaunios ir sportui, varžyboms, aktyviam šeimos laisvalaikiui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po ožiaragio ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Saulei, Marsui ir Merkurijui, tai ypatingas metas, kai darbai rankose degs, kai lankys naujos mintys bei perspektyvios idėjos. Tam palankios jums jau pirmosios šios savaitės dienos. Savaitės vidurys skatins greitesnius sprendimus, ragins įgyvendinti kilusias idėjas. Ketvirtadienį sausio 18 Marsas įžengs į karališką jūsų ženklo laipsnį. Ši diena tiktų statybų pradžiai, persikraustymui į naują gyvenamą vietą. Atšventus savo gimtadienius, ši ir penktadienio dienos tiktų svarbiems jūsų karjeros pokyčiams. Savaitgalį saulė iškeliaus iš jūsų į Vandenio ženklą, tačiau savaitgalis jums jau kiek ramesnis laikotarpis, tinkamas išsikelti šeimos tikslams bei siekiams, o taip pat palankus tvirtų tarpusavio santykių kūrimui bei vystymui. Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklo. Virsmo savaitė. Jos dienos kai kada gali priminti amerikietiškus kalnelius. Savaitės pradžioje, kol dar Saulė kartu su Marsu ir Merkurijumi keliauja ožiaragio ženklu, ruoškite skrydžiui sparnus, kaupkite tam jėgas. Savaitės viduryje, mėnuliui judant Avino ženklu, lengviau rasite netikėtas išeitis bei tinkamus sprendimus. Svarbu tik bendraujant rinkti švelnius žodžius, išklausyti artimųjų ir kolegų nuomonę. Naujiems tikslams išsikelti bei karjeros siekiams jums palankus ketvirtadienis, Marsui viešint karališkajame laipsnyje. O penktadienį galite jaustis kaip sportininkas, besiruošiantis būsimam startui. Savaitgalį Saulei įžengus į jūsų ženklą prasidės ypač palankus laikas. O į jūsų ženklą atkeliavęs Plutonas ragins atsirinkti tikslus, kryptis, atsisakyti to, kas nebereikalinga, kas jūs stabdo. Tad savaitgalis tinkamas spintų sandėliukų, o taip pat savo minčių peržiūrai, atsisakymui to, kas nebereikalinga, kas stabdo jūsų judėjimą į priekį. Šiomis savaitgalio dienomis raskite laiko pasivaikščiojimams su augintiniu gamtoje, kad ir trumpoms išvykoms, ekskursijoms, bičiulių aplankymui. Šaunių įspūdžių jums šią savaitę. Gimusiems po Žuvų ženklu. Savaitė, kai širdis trokš ne tik stabilumo, bet ir permainų. Jos pirmosiomis dienomis mėnuliui viešint jūsų ženkle dažniau lankys kūrybinis įkvėpimas bei romantiškos nuotaikos. Savaitės viduryje norėsis gerų pokyčių. Jiems palankus laikas būtų Marsui viešint karališkajame laipsnyje šis ketvirtadienis. Tai tinkamas metas norintiems keisti darbą dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, naujų sumanymų pradžiai. O penktadienį dažniau prisiminkite posakį, kad galite būti teisūs arba laimingi. Galbūt pavyktų bendraujant rasti tarp jų abiejų balansą. Savaitgalį Saulei perėjus į Vandenio ženklą norėsis leistis į išvykas keliones, stiprės vidinės laisvės poreikis. Tad šiomis dienomis atsiliepkite į širdies troškimą, daugiau laiko raskite savo ir artimųjų džiugiems laisvalaikio poreikiams, smagiems patyrimams. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę.